Kviečiu į kelionę. Atsisėsk patogiai arba atsigulk, kaip patogiau. Nekryžiuok nei rankų, nei kojų. Leisk laisvai tekėti energijai. Giliai įkvėpk per nosį ir iškvėpk per burną. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpk. Įsivaizduok, tu kopi į kalną, aplinkui supa miškas. Matai stovintį sukrautą akmenų bokštą. Jis kelio orientyras, nukreipiantis tave tinkama linkme. Einant aukštyn į kalną, akmenuotų stačiu keliu, tarp tų tamsių akmenų pamatai nedidelį baltą akmenėlį. Jis net purve šviečia savo ryškia šviesa. Juk girdi šniokščiantį upelį. Jis šalia teka. Nuplauk tą akmenėlį. Ar matai, kaip jis ryškėja akyse? Tapo baltas, gražus, spindi ryškiai šviesoje. Tai tavo šviesa. Nesvarbu, jei kas sakys ir kitaip. Jie taip iš tikrųjų negalvoja arba negali pakelti tavo ryškios šviesos, patys būdami tamsoje. Atleisk jiems. Jie nežino, ką daro. Ne mums juos teisti. Ateis diena ir supras, o gal ir ne. Akmuo tave pakrauna tą energiją, suteikia tau stiprybės, įkvėpk ją giliai su padėka ir pajuntant tekantį upelio vandenį tarp pirštų, iškvėpk. Paleisk visas nuoskaudas, nuplauk ne savo siųstą negatyvią energiją, dar kartą giliai įkvėpk ir paleidžiant iškvėpk. Leisk tikėti laisvai tai energijai tavo kūnu, atsipalaiduok ir ramiai tolygiai kvėpuok. Tu kopi į kalną toliau, lyg tai būtų tavo tikslas. Tu nežinai, kas tavęs ten laukia, bet kartu su jauduliu smalsumu atrodo, kad reikia. Kelias nebuvo labai lengvas ir sklandus, bet tolumoje aukštai ar matai kalno viršūnę? Ant to kalno suolelis, lyg poilsio stotelė, iš kurios atsivėrė nuostabus vaizdas. Didingų kalnų apsuptis, aplinkui supantys miškai, apačioje vandenynas. Matosi jo krantai ir pavieniai maži namai. Tada pasižiūrėk po kairiai. Kabo supynės kaip vaikystėje. Pameni?
Ar kyla noras pabūti mažu vaiku ir jomis pasisupti? Pasisupk, kodėlgi ne? Leis savo pabūti mažu vaiku, pasidžiauk čia ir dabar. Subok vis aukštyn, atsispiriant nuo žemės, jaus kaip vėjas glosto veidą, plaukus. Ar jauti, kaip plaka širdis krūtinėje? Lyg krykštautų mažas vaikas viduje. Leisti energijai tekėti laisvai. Priimk ją. Susikoncentruok į širdies centrą ir jausk kvėpavimą. Šalimai matai namelį. Gal ten vaikystėje žaidei? Jis sugriuvęs, apdegęs, daug matęs. Vaikystėje buvo gerų ir blogų patirčių, prisiminimų. Tuo metu mes nedaug ką galėjome pakeisti, nes buvome vaikais. Bet dabar tu esi suaugęs ir viskas tavo rankose. Einant atgal, pamatai ant medžio kabančią pašto dėžutę. Kaip keista, ar ne? Lyg žinutė tau kalnuose. Atsidaryk ją. Ką matai? Matai ten užrašų knygutę? Paimk ją. Ar matai ten daug laimingų žmonių pasirašę, kad jie pasiekė tą kalno viršūnę? Taip, kaip ir tu. Bus, kas tave palaikys ir eis tą pačią linkme. Ir bus, kad ne. Žinok, upelis teka savo vaga ir jo nesustabdysi. Nesvarbu, kokie bus dideli akmenys, vingiai, šlaitai ar kitokios kliūtys. Tu jas vis tiek nugalėsi. Ir taip tekėsi tik dar su didesnė jėga. Nes ji yra tavyje. Taigi su šia minute giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą per nosį įkvėpk ir per burną iškvėpk. Mintyse padėkok sau. Padėkok aukščiausiajam. Dėkoju sau. Dėkoju aukščiausiajam. Kai būsi pasiruošęs, lėtai atsimerk.